Kas yra tavo favoritai? Kas verti laimėti projektą? Katažina, už kurią labai sergu ir labai, kadangi matau, kiek įdeda darbo, kiek aukoja savęs, ta prasme, kiek visko atiduoda, tai aš net nebejoju, kad jį laimės šį projektą, bet turiu dar vieną porą, dėl kurios iš tikrųjų taip pat labai stebiu projektą. Tai Tina ir Tadas, man tai yra atradimas. Nė vienas šokių projektas neturėjo tokios poros ir tokių pasirodymų, ką daro jie. Aš turbūt savo atsakymu nenustebinsiu nei tavęs, nei visos Lietuvos. Be jokios abejonės aš sergu už Jurgą Anusauskinę. Jie nebijo iššūkių, jie tikrai išsiskiria iš visų porų, jie labai drąsūs. Ne kiekviena moteris Jurgos vietoj drįstų prieš visą Lietuvą daryti tokius triukus ir taip puikiai atrodyti. Aš tikrai ją didžiuojuosi ir aš kartu su savo šeima palaikau Jurgos porą. Šiaip Gintarė. Aš jau retai sakau moterim tiek daug komplimentų, bet man yra nepaprastai graži moteris. Vizualinis vaizdas yra tiek stipriai užburiantis. Aš manau, kad ten vyrai prie ekranų seilės varvina ir nes yra į ką pažiūrėti. Labai graži moteris. Visada gražu, kai yra gražu. Tai aš tikrai taip draugiškai iš viso širdies labai Gintarę palaikau, Gintarės porą. Tai vienareikšmiškai tos poros, iš kurių aš negaliu išsirinkti vienos. Tai Tina su Tadu ir be abejonės Katažina su Dainiumi. Ir labai norėčiau, kad žiūrovė vertintų iš tikrųjų bent jau šitų žmonių ir šitų porų įdirbį, tai kiek jie įdeda į savo šokį, jų fantaziją ir jų netgi, aš manau, lipimas per save, aš apie nuovargį šneku ir per nebegalėjimą jau. Tai yra tas azartas, ta liga, kurio iš tikrųjų taip yra susergama. Aš pagal save tą galiu spręsti ir žinau, ir tai yra liga, nuo kurios skirtingai nei nuo įprastų ligų visai nenorima greitai pasveikti.